Radvilų Biržų pilis – viena iš žinomiausių ir svarbiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje. Kunigaikštis Kristupas Radvila savo Biržų žemių ir Lietuvos šiaurinio pasienio apsaugai Biržuose pastatė modernę, didžiausią ir stipriausią tuo metu itališko tipo bastioninę tvirtovę. Supilti pylimai, pastatyti reprezentaciniai rūmai, arsenalas bei kiti pastatai. Tvirtovė ir miestas sudarė vientisą gynybinį kompleksą. Biržų pilį valdė Mikalojus Radvila Senasis, Jurgis Radvila, Mikalojus Radvila Rudasis, Kristupas Radvila Perkūnas, Jonušas Radvila VI, Kristupas Radvila II, Jonušas Radvila XI, Boguslavas Radvila, Liudvika Karolina. Rūmus sudarė 3 pagrindinės dalys – 3 aukštų galai ir 2 aukštė vidurinė dalis. Vidurinės dalies fasade į kiemo pusę abiejose aukštuose buvo atviros arkadų galerijos. Šiaurės karo metu švedai rūmus ir kitus pastatus išsprogdino.